Tai va, jau sakiau, kad nebeatnaujinsiu žanro 3 vaikų tėvelis, bet 3 vaikų tėvelis išlindo ir nuvažiavo pas Donatą Pikelį, su kuriuo gerai sutarėm. Aš jo turinį pareklamuoju, pakomentuoju. Jisai generolo Tutkaus žmogus. Ir vakar supratau, kad čia tokį bando įstatyti pleištą, nes patys žinote, 3 vaikų tėvelis tai prieštaringa, suskilusi asmenybė, net ne į 2 dalis suskilusi, į daugiau. Matyt, dabar ta asmenybė gal kokių valerijonų pagėrė, gal vaistų ir išlindo. Po vaikų atkovojimo rašinėjo, gal įkalęs, gal nežinau, atsiskaitysiu, aš tau begaliniai dėkingas, o po kelių dienų iškeikė. Tai aš siūlau jums neimti grynų pinigų viską, ką jis šneka, jis daug ką meluoja, daug ką prisigalvoja, viskas buvo ten ne taip. Teisiniai mano surašyti laimėjimai nepaneigia fakto, kad jisai blogas tėvas, kad jo boba yra bloga mama, kad jie luošino vaikus, neleido pas medikus, laikė juos užbarikadavę ir jūs taip niekada nedarykite, nes negalima luošinti vaikų. Aš jau kai pamačiau, kad tie vaikai buvo luošinami, neleidžiami į mokyklas, o po to, kai dar pamačiau, kad bandė numarinti, tai jau viskas. Ir matyt, niekas dėl to ir nepadėjo, nes matė realią situaciją. Kalbėti moka gražiai, meluoti labai moka. Ir tokių dėja šeimų yra. Ir čia tik tai tragedija, kad vaikų teisės per daug agresyviai ėjo. Čia ne agresyviai reikėjo, ne kaip baudžiamojo operacija, o kažkaip vis tiek bandyti juos išauklėti. Tai vaikų teisės neatliko savo darbą, tai aš atlikau savo darbą. Šiems labai daug ką išaiškinau, jie kažko tai patikėjo, kažko nepatikėjo, priešinosi. Tai tas 3 vaikų tėvelis vis tiek įsivaizduoja, kad galima gyventi su 6 klasėm, su pradiniu išsilavinimu, kas reiškia pagal karinę ekspertizę protiškas atsilikimas. Tai aš nemanau, kad tai normalu 21 amžiuje gyventi su protišku atsilikimu. Tai vis tiek tos problemos išliks, vaikai gali nesuprasti, kodėl tėtis yra prieš mokslą, nes jis yra labai nusiteikęs prieš mokslą, prieš mokyklas, prieš mokslą, prieš aukštąjį mokslą. Ir čia vis tiek bus ateityje problemas, dėl to viskuo, ką ten kalbės pas Donatą Pikelį, netikėkite. Nes iš tikrųjų aš ne vieną laidą padariau ir demaskavau, ir dekonstravau, ir ačiū Dievui, kad ten tuos vaikus grąžino, nes būtų reikėjo daug laidų žiūrėti, daug dekonstruoti, daug demaskuoti Mikės melagėlio. Tai va, ir jokių būdų neremkite, tegu tas Mikė melagėlis eina dirbti ir viskas. Ką jisai čia vaidina? Čia kaip mūsų ištikimi žiūrovai rašo, vėl nori klenčioti pinigų. Tai jūs netikėkite, tai yra parazitiniai dariniai. Dėja ant visuomenės, dėja ant valstybės ir netikėkite ir nesiųskite ne vieno grašio, nes turi tėvelis pagaliau suaugti. Tai tiek.